Dėliotojų šešetuke. Apie garsiausius vardus, žirgų vardus, ponia Juozai, jums. Na, o jeigu pažiūrėtume garsiausius žirgų vardus, tai įspūdingas ketvirtukas, kuris tikrai kovos iki paskutinio metro šioje distancijoje, finišo tiesiojoje. Tai ir Žigolo Hjorda, praeitų metų vasaros hipodromų rekordininkas, žirgas Sakalas, kuris 38 kartus startavęs, 32 pasiektos pergalės. Na, Velnio nuotaka, 47 startai, 35 pergalės. Na ir be abejo Rodney Augustinų, kuris šiuo metu yra praktiškai geriausia paruošiamojo laikotarpio parodęs žiemos rezultatą. Taigi ketvirtukas, kuris tikrai kovos dėl nugalėtojo vardo iki paskutinių metrų būtent finišo tiesiojoje. Na, akivaizdus, gal pirma akistata, taip sakykime, Sakalo su Žigolo Hjorda. Šis žirgas Žigolo Hjorda yra atvykęs iš Švedijos į Lietuvą, pasiekęs daug gražių pergalių. Na ir, sakykime, šiame važiavime du treniruočių draugai, tai Stasys Kerys ir Algis Vilkinis, turės įsiaiškinti, kas vis dėlto jų arklidės yra stipriausias, kuris žirgas yra stipriausias. Tai Sakalas ar Hjorda, ar galų gale visas kortas gali sumaišyti Rodney Augustinų, kuris puikius rezultatus rodo šiuo metu. Panašu, kad įsiaiškinti teks pačiose paskutinėse distancijos metruose. Štai ir matome, kad Rodney Augustinų būtent sportuoja ir stebint. Be abejo, šiam žirgui reikia įdėti papildomų pastangų, kadangi jis bėga būtent ketvirtuoju taku, o tai reiškia, kad jam reikia nubėgti truputėlį didesnį distancijos dalį tam, kad pavyti lyderius šiame bėgime. Ir dabar atrodė, kad žirgai išsirikiavę kaip ir prieš starto liniją. Na, du komandos draugai. Stasys Kerys ir Algis Vilkinis išsprendžia pirmosios vietos likimą.